Jau rytoj, penktadienį, balandžio 25 dieną, jūsų laukia naujas vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Popiežius Pranciškus Lietuvai buvo ypač artimas. Tai liudija ne tik jo istorinis vizitas 2018 metais, bet ir Panevėžio vyskupijos dvasininkų prisiminimai. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, Bistrampolio dvaro valdytojas kunigas Rimantas Gudelis ir Krekenavos bazilikos rektorius Gediminas Jankūnas su Tėvyne dalyjasi savo prisiminimais, atskleisdami skirtingus popiežiaus Pranciškaus asmenybės ir tarnystės aspektus. Ramygalos kultūros centro vadovės Loretos Kubiliūnienės kelionė į Ameriką prasidėjo nuo noro aplankyti ten gyvenančią buvusią kolegę ir draugę. Ši asmeninė priežastis netikėtai virto įspūdžių ir idėjų kupina patirtimi, kuri, kaip tikisi pati Loreta, praturtins ir Ramygalos kultūros centro veiklą bei sustiprins ryšių su lietuvių bendruomenė užsienyje. Praėjus lygiai savaitei po šventų Velykų Upytės tradicinių amatų centras kviečia pratęsti šventinį laikotarpį ir kartu paminėti Atvelykį. Šį sekmadienį po šventų mišių Upytė vėl taps gyvų tradicijų ir bendrystės židinių. Balandžio 27-ąją vienintelis Panevėžio rajono laikraštis Tėvynė minės savo 63-ąjį gimtadienį. Per daugiau nei 60 mečius Tėvynė tapo ne tik informacijos šaltiniu, bet ir gyvenimo metraščių, atspindinčių vietos žmonių kasdienybę, iššūkius bei džiaugsmus. Kaip ir įprasta Tėvynėje įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų, straipsnių bei naujienų iš Panevėžio rajono.